Labadiena. Pažeidžiamiems mūsų visuomenės nariams, žmonėms su negale ir jų artimiesiems, šeimoms, vyresnio amžiaus žmonėms socialinės paslaugos taps labiau prieinamos. Dalis socialinių paslaugų bus teikiamos nemokamai. Taip pat plėsis socialinių paslaugų teikėjų ratas. Įteisintas nuolatinis globotojas likusiems be tėvų globos vaikams. Šios ir kitos naujovės įtvirtintos socialinių paslaugų įstatymo pakeitimuose, kuriuos neseniai priėmė Seimas. Apie tai kalbamės su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinių paslaugų grupės vyresniąja patarėja Jurgita Gajauskienė. Labadiena. Labadiena. Ir Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė. Labadiena. Labadiena. Pokalbį vedu aš, Sigita Zumerytė. Taigi, ponia Jurgita, pradėkim nuo jūsų. Ko yra siekiama šituo įstatymu? Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimais. Taip, tai Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nuolat analizuodama socialinių paslaugų būklę šalyje, planuodama priemonę socialinių paslaugų plėtrai, jų organizavimui, teikimui tobulinti, matė poreikį inicijuoti socialinių paslaugų įstatymo pakeitimus. Pakeitimus, kuriais siekiama didinti socialinių paslaugų prieinamumą, jų įvairovę, kokybę, tiek asmenims, kuriems reikia pagalbos, tiek jų artimiesiems. Ir todėl tie pakeitimai ir yra susiję tiek su bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra, tiek su socialinių paslaugų teikėjų rato didinimu, su taiklesniu mokėjimu už socialinės paslaugas, su socialinių paslaugų valdymo gerinimu, ir kitomis sritimis. Tada pakalbėkim apie mokėjimą už socialinės paslaugas. Kaip keisis mokėjimas? Dalis mokėjimo už socialinės paslaugas pakeitimų yra susiję su tuo, kad kai kurios socialinės paslaugos bus teikiamos nemokamai. Dalis šių paslaugų jau ir dabar kai kuriuose savivaldybėse yra nemokamos, tačiau ne visose, tad norima nustatyti vieningą tvarką. Tai tokios socialinės paslaugos, kaip pavyzdžiui aprūpinimas būtiniausiais drabužiais avalynė, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, sociokultūrinės paslaugos bus teikiamos nemokamai, kas reiškia, kad jas finansuos savivaldybės iš savo biudžetų lėšų. Taip pat vaikų dienos socialinė priežiūra dienos centruose, socialinė priežiūra šeimoms, asmenims, kurie atsidūrė krizinėse situacijose, kurie patiria emocinius išgyvenimus, jiems tokios paslaugos kaip intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichosocialinė pagalba, jeigu jos nebus teikiamos su apgyvendinimu, taip pat bus nemokamos. Ir naujai įtvirtinama socialinių dirbtuvių paslauga, kuri bus teikiama ir asmenims su negale, taip pat jiems nieko nekainuos. Asmenims su negale keičiasi šiek tiek mokėjimo tvarka už socialinės paslaugas taip pat. Tai yra tiems asmenims su negale, kurie gauna slaugos ar priežiūros pagalbos išlaidų tikslinės kompensacijas. Jie už socialinės priežiūros paslaugas, už dienos socialinę globą mokės ne nuo visų savo pajamų gaunamų, o tik nuo tikslinių kompensacijų. Taip pat tie asmenys su negale, kurie dirba, kurie gauna darbinės pajamas, apskaičiuojant jų mokėjimo už socialinės paslaugas dydį, bus vertinama tik ta darbinių pajamų dalis, kuri viršys vieną minimalią mėnesinę algą. Ir šiek tiek keičiasi mokėjimas už ilgalaikę socialinę globą. Tuo atveju, kai asmenys už šią paslaugą moka ne tik nuo savo pajamų, bet ir nuo turto, kai jisai viršė nustatytą normatyvą. Tai būtent ir yra pakeitimai susiję su turto vertės normatyvo nustatymu. Jis yra didinamas nuo dabar galiojančių 12 kvadratinių metrų iki 50 kvadratinių metrų būsto naudingojo ploto, kas reiškia, kad daugiau asmenų, ypač vienišų, už ilgalaikę socialinę globą mokės tik nuo savo pajamų, bet ne nuo turto. Ir dar ką norėčiau paminėti, tai kad socialinių paslaugų įstatymo pakeitimais įtvirtinama tai, kad savivaldybės
turės teisę ne tik atleisti asmenį nuo mokėjimo už socialinės paslaugas, bet ir tą mokėjimo dydį sumažinti atsižvelgdamos į individualią asmens situaciją. O kas keičiasi vaikų globos srityje? Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimais siekiama plėtoti ir alternatyvias vaiko globos rūpybos formas. Vis dar apie 1300 vaikų auga vaikų globos įstaigose. Ir tai yra dažniausiai tie vaikai, kurie yra su negale, vaikai, kurie turi priklausomybių, vaikai, kurie turi raidos sutrikimų, psichikos sutrikimų. Dažnai tai yra vyresnio amžiaus vaikai, kurių galimybės būti globojamiems šeimose, globėjų šeimose yra itin ribotos. Todėl socialinių paslaugų įstatymo pakeitimais įtvirtinamas naujas nuolatinio globotojo institutas. Nuolatinis globotojas prižiūrės likusį be tėvų globos vaiką, kuriam nustatyta arba bus nustatyta nuolatinė globa. Jisai turės sudarytą sutartį su globos centru, veiks pagal individualią veiklą su individualios veiklos pažyma. Na ir žinoma, toks asmuo turės atitikti reikalavimus nustatytus socialinių paslaugų įstatyme, tai yra reikalavimus ir išsilavinimui, ir patirčiai. Turės praeiti tam tikrus mokymus, turės turėti vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuotų asmenų išvadą, kad yra pasirengęs prižiūrėti vaikus ir taip pat atitikti civiliniame kodekse nustatytus reikalavimus asmeniui skiriamam vaiko globėjų ar rūpintojų. Pakalbėkim apie laikino atokvėpio paslaugą. Didės prieinamumas. Pirmiausia, gal pasakykite, kas tai per paslauga ir kaip ten gerės kas. Taip, tai kalbant apie laikino atokvėpio paslaugą, jau ne vieni metai stebime itin menką šios paslaugos išvystymą savivaldybėse. Pavyzdžiui, praeitais metais šią paslaugą gavo vos per 1000 asmenų, todėl įstatyme ši paslauga įtvirtinama kaip atskira specialioji socialinė paslauga, keičiama jos apibrėžtis, ji apibrėžiama kaip pagalba suteikiant poilsį asmeniui, kuris prižiūri kitą asmenį su negale, kuriam nustatyti nuolatinės slaugos ar priežiūros pagalbos poreikiai, tam, kad tas prižiūrintis asmuo galėtų pailsėti, kad galėtų atstatyti savo fizinės, emocinės jėgas. Šią paslaugą galės teikti ne tik socialinių paslaugų įstaigos, bet ir fiziniai asmenys. Fiziniai asmenys galės ją teikti asmens namuose, tai tokiu būdu didės tiek ją teikiančių subjektų ratas, tiek žinoma ir asmenų galimybės pasirinkti teikėją, ar jie nori, kad tą paslaugą teiktų juridinis asmuo ar fizinis asmuo. Ir kas dar, manau, svarbu, kad ši paslauga bus finansuojama ne tik iš savivaldybės biudžeto lėšų, bet ir iš valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių biudžetams, kas reiškia, kad savivaldybės turės daugiau finansinių išteklių plėtoti šią paslaugą savo teritorijos gyventojams. Jau šiek tiek tarsi užsiminėt, bet pakalbėkim plačiau. Yra plečiamas socialinių paslaugų teikėjų ratas. Papasakokite apie tai plačiau. Šiai dienai socialinės paslaugas turi teisę teikti tik socialinių paslaugų įstaigos. Tai yra įvairios įstaigos, organizacijos, jų padaliniai, kurie atitinka socialinių paslaugų įstatyme nustatytus reikalavimus. Pakeitimais siūlome ir įtvirtinta jau, kad socialinės paslaugas galės teikti ir fiziniai asmenys. Fiziniai asmenys galės teikti ne visas socialinės paslaugas, o tik tai laikiną atokvėpį ir kai kurias socialinės priežiūros paslaugas, pavyzdžiui, pagalba į namus. Fiziniai asmenys turės atitikti ir tam tikrus reikalavimus nustatytus socialinių paslaugų įstatyme, tai visų pirma reikalavimus kvalifikacijai. Jeigu jie teiks paslaugas kaip individualios priežiūros darbuotojai, jie turės atitikti reikalavimus nustatytus individualios priežiūros darbuotojams. Jeigu kaip socialiniai darbuotojai, atitinkamai kaip socialiniams darbuotojams,
Be šių reikalavimų fiziniai asmenys taip pat turės turėti teisę teikti akredituotą tiek laikiną atokvėpį, o jeigu teiks socialinės priežiūros paslaugas, tai turės turėti teisę teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas. Teisę teikti akredituotas paslaugas suteikia savivaldybės. Tai tikimės, kad praplėtus ratą didės ir asmenų galimybės rinktis teikėją socialinių paslaugų ir apskritai tų socialinių paslaugų teikėjų bus šalyje daugiau. Tai pavyzdžiui, toks praktinis klausimas, jeigu aš esu fizinis asmuo ir noriu teikti paslaugas, tai aš turėčiau kreiptis į savivaldybę, ar ne? Dėl teisės teikti akredituotą socialinę paslaugą, pavyzdžiui, laikino atokvėpio, turės kreiptis į savivaldybę ir, kaip minėjau, turės atitikti kvalifikacinius reikalavimus keliamus individualios priežiūros darbuotojams. Dar kas svarbu paminėti, kad fizinis asmuo vykdys individualią veiklą, tai yra veiks pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, turėdamas sutartį su savivaldybė, jeigu jisai turės teisę teikti akredituotą paslaugą. Taip pat didėja reikalavimai socialinių paslaugų įstaigų vadovams ir darbuotojams. Kam to reikia ir kaip didėja? Naujovė yra ta, kad socialinių paslaugų įstaigų vadovams yra nustatomos kadencijos. Kadencijos yra nustatomos tiek valstybės ir savivaldybės biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų vadovams ir taip pat viešųjų socialinių paslaugų įstaigų, kurių savininkas ar dalininkas turintis daugiau negu pusę balsų visuotinėme dalininkų susirinkime yra valstybė arba savivaldybė. Tai kadencijų trukmė yra 5 metai, tačiau pačių kadencijų skaičius nėra ribojamas. Taip pat įstaigų vadovams yra nustatomi reikalavimai nepriekaištingai reputacijai, kas reiškia, kad tiek dabar einantis pareigas socialinių paslaugų įstaigų vadovai, tiek asmenys pretenduojantis eiti šiais pareigas turės atitikti valstybės tarnybos įstatyme nustatytus reikalavimus nepriekaištingai reputacijai. Ir šiais pakeitimais siekiama užtikrinti socialinių paslaugų įstaigų efektyvią vadybą, aukštą socialinių paslaugų įstaigų vadovų kompetencijos lygį, jų nuolatinį tobulėjimą, pažangių darbo metodų taikymą, konstruktyvų pokyčių valdymą, ir apskritai skaidresnį ir efektyvesnį socialinių paslaugų įstaigų valdymą. Taip pat pakeitimai yra susiję ir su socialinių paslaugų srities darbuotojais. Tai įtvirtinami reikalavimai, kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, kurie pageidauja dirbti socialinių paslaugų įstaigos užimtumo specialistų arba socialinės įtraukties koordinatoriumi, ko iki šiol nebuvo socialinių paslaugų įstatyme. Taip pat tikslinami reikalavimai socialiniams darbuotojams. Atsisakoma nuostatos, kad socialinių darbuotojų turi teisę dirbti asmuo įgijęs socialinės pedagogikos išsilavinimą, jeigu jisai dirba su šeimomis ir vaikais. Ir tai reiškia, kad įsigaliojus įstatymo pakeitimams asmenys turintys šį išsilavinimą negalės būti priimami į socialinių darbuotojų pareigas, o tie, kurie jau dirba ar bus įdarbinti iki įstatymo įsigaliojimo, jie turės per 5 metus įgyti reikalingą kvalifikaciją. Tai reiškia kokią? Tai reiškia tą, kuri keliama socialiniam darbuotojui, kad jisai turės būti baigęs socialinio darbo studijas, įgijęs atitinkamą kvalifikacinį laipsnį. Ir šiais pakeitimais siekiama tiek didinti socialinio darbo profesijos prestižą, tiek socialinio darbo kokybę, kad socialinių darbuotojų dirbtų asmuo pasirengęs tinkamai kad socialinių darbuotojų dirbtų asmuo turintis tinkamą profesinį pasirengimą ir būtent socialinio darbo srityje. Taip, mes čia prikalbėjom apie daug naujovių.
Ir dabar toks klausimas, o kada jos įsigalioja? Neturbūt, o tikrai žinau, kad skirtingų metų. Taip, tai socialinių paslaugų įstatymo pakeitimai įsigalioja nuo kitų metų Liepos 1 dienos, išskyrus pakeitimus, kurie susiję su socialinių paslaugų įstaigų vadovų kadencijomis ir reikalavimais nepriekaištingai reputacijai. Šie pakeitimai jau pradeda galioti nuo ateinančių metų pradžios. Pone Violeta, dabar pereikim prie jūsų ir man labai norisi paklausti štai apie ką. Apie nuolatinio globotojo, kaip čia sakoma gražiai, institutas, tiksliau, atsiranda nuolatiniai globotojai. Ką tai duoda jūsų manymu vaikų geroviai? Taip, atsiranda nuolatiniai globotojai. Iš šito instituto mes jau laukiame ir laukiame kiek mes, kiek vaikai, kurie laiks nuo laiko būna iš vienų globėjų, iš nuolatinių globotojų arba laikinų globotojų perkeliami į kitą institutą, į kitą įstaigą. Tai kad to išvengti, kad to kilnojimo būtų kuo mažiau, reikia kuo daugiau institucijų, formų, kur galima būtų tą vaiką, kuris neteko tėvų globos, laikinai arba nuolatos apgyvendinti ir jis galėtų ramiai gyventi ir su ta mama, su kuria naujai prisiriša, kad jis su jais išgyventų iki 18 metų ir toliau. Ir šiai dienai turime situaciją tokią, kai pas nuolatinį globotoją vaikai jau yra daugiau negu 12 mėnesių, jau gal ir 2 metai greitai bus ir tikrai tą mamą būdinčią globotoją vadina mama ir jinai sutiktų tuos vaikus globoti nuolat jo, tik tai finansai lemia tai, kad už tokias lėšas, kokios dabar yra, tikrai neįmanoma išgyventi visai šeimai. Ką mes Elektrėnų savivaldybėje jau daug metų turime, nuo 2008 metų esam pasitvirtinę priedą globėjam, nuolatiniam arba laikiniem globėjam, kurie globoja vaikus negiminaičius ir neketina jų įvaikinti. Ypatingai čia tie atvejai būna, kai vaikučiai jau vyresnio amžiaus būna ir tikrai šeima kaip ir prisirišusi ir nenorėtų atiduoti, bet yra sunkumų finansinių. Tad skiriant tą mokėjimą, ypatingai, kad kai yra ne vienas vaikas, kad vaikas užaugtų iki pilnametystės šeimoje, tos visos priemonės yra reikalingos įvairių institutų. Tai tikrai dabar dėl vienos šeimos vaikučių, 3 vaikučių yra galvojama, kad tikėtina, kad jie augs būtent šitos globos formoje šeimoje. Taip, socialinės paslaugos yra toks dalykas, kurį reikia valdyti. Ir naujas įstatymo pakeitimai kalba ir apie valdymo tobulinimą. Ką jūs matot? Tai valdymas tikriausia, kaip ir visų, ar socialinių paslaugų, ar švietimo paslaugų, prasideda nuo požiūrio, nuo vadovų savivaldybės, aukščiausių lygmens politikų, taip pat socialinės paramos skyriaus darbuotojų bei to rato, kuris yra savivaldybėje, kur teikia paslaugas. Tai džiugu, kad atsiranda socialinių paslaugų vadovam kadencijos, nors Elektrėnų savivaldybėm šiuo metu tai negresia mūsų vadovam, bet nes visi yra pakankamai išprusę ir imlus naujovėm ir kompetencijos aukštos, tačiau visur visko yra. Ir tai, kad bus kadencijos, tikrai vadovam bus
atspirtis tobulinti ne tik tai savo darbuotojus, bet tobulėti ir patiem, nes po kadencijos reikės parodyti savo veiklos rezultatus, jeigu dar kartą norės pretenduoti į tą darbo vietą, o tai galimybė bus. Tai čia yra gerai. Ką dėl vadovavimo išvelgiam šitam įstatyme, tai atsiranda standartai. Ministerija po įstatyminiais aktais turės parengti nemažai dokumentų ir numatyti standartus paslaugoms, ko labai laukiame, kadangi tikrai savivaldybei yra viena tokia gal iš sudėtingesnių funkcijų, tai akredituoti socialinės priežiūros paslaugas ir paskui nuolatos tikrinti paslaugų teikėjus, ar atitinka reikalavimų, vien dėl paslaugų kokybės, dėl prieinamumo, dėl klientų pasitenkinimo paslauga. Tai dabar akredituojam ir standartų, kai nėra tokių bendrų patikrintų, kiekviena savivaldybė kaip išmanom ir tikrinam nusistačiusi savo tvarkas irgi pagal išprusimą, žinių bagažą ir norą dirbti. Tai kai turėsime vienus standartus, visoje Lietuvoje vienodus, tai galėsime tada kalbėti, kad tokios pačios paslaugos savo turiniu yra Elektrėnuose, Vievyje, Vilniuje ir Klaipėdoje. Tai valdymo proceso šito tikrai reikia šitai sričiai, socialinių paslaugų sričiai. Na ir pabaigai apibendrinkim. Kaip jūs matote tas įstatymo pataisas, kaip jums atrodo, ar jos labai pagerins pažeidžiamų žmonių gyvenimą? Pats socialinių paslaugų įstatymas, jo priėmimas ir bet kuris įstatymas juk požiūrio į žmogų nekeičia. Tai kad didelių pokyčių nepadarys tose savivaldybėse ar institucijos, kurios nenorės pokyčių daryti, tai taip ir bus. Bet teisių ir galimybių pokyčiam žmogaus naudai, žmogaus su negale, paslaugų plėtrai, taip pat vaikam, ypač tie, kurie tėvų globos netekę, ar vyresnio amžiaus žmonėms, senjoram, tikrai paslaugų paketas turėtų plėstis, kokybės turėtų tų paslaugų gerėti ir čia įrankis kiekvienoj savivaldybei dabar, ypatingai socialinių paslaugų skyrių vedėjam, kalbėti su savo politikais, su vadovais, su tarybos nariais apie galimybių įteisinimą ir praplėtimą šitų paslaugų, nes dažnai aš pagalvoju, kokie prioritetai yra gyvenime, gyvenant šeimoje, kai viskas yra gerai, kai uždirbam, vaikai eina į mokyklą, į darželį, užauga, kai nėra bėdelių kažkokių, tai vieni prioritetai, turbūt tada gali pasižiūrėti, ar trinkelės yra gražiai sudėtos, ar kelias yra su duobėm, ar be duobių. O kiti prioritetai yra mamai, kuri viena gal augina neįgalų vaiką ir važiuodama namo, ar jinai žiūrės į tas duobes ar į trinkeles? Tikrai ne. Jinai galvos apie tą vaiką, ar jisai pavalgęs, kaip jisai jaučiasi, ar jisai šiandien laimingas, ar jinai pailsėjusi, ar šią naktį jinai išsimiegos. Tai, man atrodo, visuomenė, ta, kuri pasirūpina savo neįgaliu asmeniu arba asmeniu, kuriam reikalinga pagalba, tai yra visuomenė išprususi, veikli, verta pagarbos. Tai ir turi ateitį. Ir turi ateitį, tikrai taip. Dėkoju Jums už pokalbį. Apie socialinių paslaugų įstatymo pakeitimus kalbėjomės su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinių paslaugų grupės vyresniaja patarėja Jurgita Gajauskienė ir Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė. Pokalbį vedžiau aš, Sigita Zumerytė. Sudie.